Labas rytas, brangieji. Gera jūs visus matyti šį pirmąjį Advento sekmadienį. Sėskite, prašau, te Dievo palaiminimas būna su jumis. Ačiū, Jurgita. Išties visos giesmės, jos kaip malda. Tu viena giedoji ir mes su tavim, bet tai buvo toks jausmas, kad, tokia malda išgiedami viešpačiui, lik būtum savo slaptame kambaryje ir skambintum fortepijonu ir giedotum maldą Dievui. Ir tai labai tinka, pradedant mums Adventą, nusiteikiant laukti jo. Mes iš tikrųjų laukiame Kristaus antrojo sugrįžimo, nes Kristus jau atėjo pirmąjį kartą, atėjo, išgelbėjo ant kryžiaus žmoniją ir kiekvienas, kuris tiki, išsigelbsti, bet kad visas žemės veidas būtų atnaujintas, kad būtų pakeisti žmonijos keliai. Kristus turi grįžti kaip karalius. Jis pirmą kartą atėjo kaip gelbėtojas, antrą kartą Mesijas grįž kaip karalius. Na ir šiandien mes toliau tęsime ir šiam kartui baigsime kalbėti apie Dievo santykius su Izraeliu slėpinį ir aš manau, kad tai tinka adventiniam laikui, nes Izraelis, kaip ir Dievo bažnyčia, Izraelio tauta laukia Kristaus. Izraelis vis dar laukia savo Mesijo ateinant, o adventas iš lotynų kalbos išvertus adventus reiškia atėjimas. Jie taip pat laukia. Mes laukiame antrojo atėjimo, jie laukia savo Mesijo pirmojo atėjimo, nes Kristuje jie net pažino Mesijo. Ne visi, bet dalis net pažino. Ir taip yra, kad ir šiandien Izraelyje, būtent religingieji žydai, jie labai rimtai laukia Mesijo atėjimo, jie su maldomis laukia. Netgi Izraelio parlamente, sakykime, kaip pas mus yra parlamentas, taip ten yra Knesetas, yra, reiškia, pasidalinęs parlamentas, yra religingieji sionistai ir yra sekuliarieji sionistai. Tai ta prasme, kad jie yra už Sioną, už Dovydo miestą ir vieni ir kiti už Izraelio atstatymą. Ir vieni ir kiti tiki Izraelio ateitimi ir šitos tautos istorinių vaidmenių. Tačiau religingieji sionistai šitame laikotarpyje, kai Izraelis vėl išgyvena, sakykime, eilinį išbandymą sunku su kariniais veiksmais, jie užduoda klausimą, kalba tai atvirai. Ką mes darome ne taip? Kodėl Mesijas užtrunka? Mūsų gelbėtojas. Mes laukiame mūsų tautos gelbėtojo. Ir atranda tam mąstymui ir tikėjimui atramą Senajame testamente. Ir įdomu, tai tikrai stebiu ir klausau Izraelio televizijos, stebiu tos įvykius ir dabar vystosi įkaitų gražinimo, atidavimo drama ir jį vėl pastrigo, toksai sunkus laikas. Ir dažnai komentuodami įdomu tiesiog matyti, kaip dažnai yra komentatoriai, pavyzdžiui, ar tai politologai, ar psichologai kalba Izraelio, net ne rabinai, kai kada ir rabinus pakviečia į tas laidas. Bet paprasti izraelitai, jie cituoja šventąjį raštą. Tiesiog gyvena šventuoju raštu. Atrodo, Izraelis yra kaip tauta neatskiriamas nuo šventraščio Senojo testamento, bent jau Senojo testamento tapatybės, nors kai kurie iš jų nereligingi, pavyzdžiui, žydai cituoja ir Naujojo testamento, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus žodžius. Ir iš tikrųjų, labai įdomu tai girdėti šiandien šiuolaikinėme atrodo pasaulyje, sakyčiau, netgi mes vakaruose, krikščioniškoje kultūroje
mažiau girdime cituojant šventojo rašto viešai, kad tai būtų laidos aptarinėtų aktualią situaciją, politinę situaciją ar ten gelbėjimo įkaitų. Ir ištisai yra cituojama šventasis raštas. Ir sakyčiau, o pas mus jau vakaruose tai jau nėra maždaug stiprioji pusė pacituoti šventraštį, nors vakarų civilizacija stovi ant krikščioniškų, kaip kalbėjome praeitą kartą, judėjiškų pamatų, krikščioniškų pamatų. Ir tikrai švento rašto išminties šviesoje galima komentuoti ir traktuoti tam tikrus įvykius. Na va, o mūsų tema yra ta, kad išlieka tas slėpinys. Kodėl išrinktoji ir Dievo pamiltoji tauta, kilusi iš Abrahomo ir hebrajų genties, ar ne, kenčia istorinėme laike tokius įvairiausius sunkumus, nors Dievas šitą tautą nepaliko. Mes sakome, kad Dievas myli ją kaip mylimą sūnų, kaip motina nepamiršta savo vaiko, taip Dievas niekada nepamirš. Net jeigu motina pamirš, Dievas niekada nepamirš Izraelio. Ir tai mes jau aptarėme praeitą kartą. Šiandien aš norėčiau šiek tiek dar leistis giliau į tą slėpinį, bet jau Naujojo testamento kontekste. Praeitą kartą mes labiau pasiremėme Izajos, Senasis testamentas. Šiandien mes pažiūrėsime, kągi apaštalas Paulius kalba apie šitą slėpinį, Dievo santykį su Izraeliu ir kaip šitame slėpinyje dalyvauja pagoniškos tautos, yra ir bažnyčia šitame slėpinyje, šitose santykiuose, nepaprastuose, mes taip pat esame tų santykių dalyviai. Ir apaštalas Paulius, jis bene išplėščiausiai atvėrė šitą slėpinį. Laiške romiečiams 10-11 skyrius, 2 skyriai, kuriame jis analizuoja šitą nepaprastą santykį. Ir jis nepateikia paprasto sprendimo 2+2 ir 4. Tai yra, sakyčiau, teologinė prasme, aukštoji matematika, tai ką jis kalba, ir mus pastato prieš šitą slėpinį ir visus pakviečia šitame slėpinyje pasilikti nuolankiais, pasikliaujinančiais Dievu, kuris pažįsta savo tautą, visas tautas, visos žmonijos istoriją ir kaip Izraelis dalyvauja žmonijos istorijoje ir taip pat Dievo tautos ir bažnyčios istorijoje. Taigi, apaštalas Paulius ne veltui yra vadinamas vienas didžiausių, nors save vadina mažiausių iš apaštalų, kuris persekiojo bažnyčią, jis pats save mato kaip mažiausią apaštalą, bet iš ties bažnyčios istorijoje tai yra vienas didžiausių bažnyčios architektų, kuris teologinė prasme sudėjo ir pamatus, Kristų kaip kertinę akmenį ir tolimesnius bažnyčios tiesos, tikėjimo pamatus. Na va, ir šituose pamatuose, tuose visuose tikėjimo tiesų slėpiniuose yra ir tas Dievo ir Izraelio ir bažnyčios santykios slėpinys. Ir jis mums padės suprasti, kaip mes turime vertinti, nes mes esame krikščionys, mes esame Kristaus bažnyčia, kaip mes vertiname Izraelį, koks ir mūsų santykis yra Izraelį. Ištisai abiejus šitos skyrius mes neskaitysime, jūs tai galėsite padaryti namuose, jeigu jums tai bus įdomu, tai dar labiau versis, bet tiesiog ištraukomis. Paskaitysiu 10 skyriaus pradžią ir pabaigą ir 11 skyriaus pradžią ir pabaigą. Ir šiek tiek tiesiog galbūt kažkokius pamokslo metu prisiliesiu prie to, kas
dar kontekste yra šitų skyrių. Taigi galime atsiversti Romiečiams 10 skyrius ir supraskime, kad Paulius rašo Romos bažnyčiai laišką. Jis šitą žinią skiria krikščionims iš pagonių. Visų pirma, ne žydams šitą žinią skirta, o krikščionims kilusiems iš pagonių. Roma ji tapo tuo pagoniškųjų tautų centru. Jeigu Jeruzalė, ji iš čia ateina Evangelija, iš čia ateina išgelbėjimas, iš Izraelio kyla atžala, mūsų Mesijas, Jėzus Kristus, visas tas tikėjimo šaltinis. Tai iš Romos paplinta toliau visa misija, krikščioniškoji misija į pasaulį ir todėl Pauliui labai svarbus yra šitas santykis, kaip krikščionis bendrauja ir suvokia šitą Izraelį, ar jie tai supranta, nes gan tų trinčių būta jau ir pirmame amžiuje tarp pagoniškos kilmės krikščionių ir taip pat krikščionių kilusių iš žydų. Na ir todėl jis pakviečia į šitą slėpinį tikinčiuosius kilusius iš pagonių. Nuo 1 eilutės paskaitysiu iki 5 ir po to nuo 19. Broliai, mano širdies troškimas ir malda Dievui yra už Izraelį, kad jie išsigelbėtų. Aš jiems liudiju, kad jie turi uolumo Dievui, tačiau be pažinimo. Nesuprasdami Dievo teisumo ir bandydami įtvirtinti savąjį teisumą, jie nepakluso Dievo teisumui. Nes įstatymo pabaiga Kristus, išteisinimui kiekvieno, kuris tiki. Mozė rašo apie teisumą iš įstatymo. Jį vykdydamas žmogus gyvens. O Kristus sako, tikėdamas manimi žmogus gyvens. Na ir dabar 19 eilutė. Klausiu toliau, ar Izraelis nežinojo Dievo teisumo? Bet Mozė pirma sako, aš sukelsiu jums pavydą per netautą, sukelsiu pyktį per neišmanančią tautą. Izajas labai drąsiai sako, mane atrado tie, kurie manęs neieškojo, apsireiškiau tiems, kurie apie mane neklausinėjo. Bet Izraeliui sako, ištisą dieną aš laikiau ištiesęs savo rankas į neklusnę ir prieštaraujančią tautą. Ir skaitome toliau, į 11 skyrių įeiname. Tada aš klausiu, ar Dievas atstūmė savo tautą? Jokiu būdu. Juk ir aš izraelitas, iš Abraomo palikuonių, iš Benjamino giminės. Dievas neatstūmė savosios tautos, kurią iš anksto numatė. Na ir dabar truputėlį skaitysiu žemiau, jau 25 eilutę. Ir tada sako, aš nenoriu, broliai, palikti jūs nežinioje dėl šios paslapties, kad jūs per aukštai apie save nemanytumėte. Dalis Izraelio užkietėjo, kol įeis pagonių visuma. O tada bus išgelbėtas visas Izraelis, kaip parašyta, iš Siono ateis gelbėtojas ir nukreips bedevystės nuo Jokūbo. Tokia bus jiems mano sandora, kai nuimsiu jų nuodėmes. Žiūrint Evangelijos,
jie yra Dievo priešai, jūsų naudai. Bet pagal išrinkimą jie numylėtiniai dėl savųjų tėvų. Juk Dievo dovanos ir pašaukimai neatšaukiami. Kaip jūs kadaise netikėjote Dievu, o dabar per jų netikėjimą patyrėte gailestingumą, taip ir jie dabar netiki, kad dėl jums suteikto pasigailėjimo ir jie sulauktų gailestingumo. Dievas juos visus uždarė netikėjime, kad visų pasigailėtų. O Dievo turtų, išminties ir pažinimo gelme, kokie neištiriami tavo teismai ir nesusekami tavo keliai. Ir kasgi pažino viešpaties mintį, ir kasgi buvo jo patarėjų, arba kas jam yra davęs pirmas, kad jam būtų atmokėta. Iš jo, per jį ir jam yra visa. Jam šlovė per amžius. Amen. Štai apaštalas Paulius dalinasi tiesiog paradoksaliu slėpiniu. Atrodytų, sako, iš to, kaip buvo nepriimtas Kristus, Izraelis lyg tapo Evangelijos priešu. Čia paradoksas yra. Bet jie yra mylimi, išrinkti Dievo žmonės. Tai kurgi slepiasi visas tas slėpinys ir visas, tie visi, neiškumai. Tai išties nėra visiškai iki galo aišku, kaip, kur, kada, kaip visa tai. Yra tam tikri, reiškia, taškai parodomi, pagal kuriuos yra duota orientacija. Pats santykis, ugdomas pats santykis, teisingas santykis į Izraelį Dievo tautoje. Nes Izraelio vaidmuo dar nebaigtas, tikrai jis nebaigtas. Ir šita žinia iš tikrųjų yra labai svarbi bažnyčioje visais laikais, nes deja tenka pripažinti, kad bažnyčia santykėje su Izraeliu nekartą suklupo. Ir vakarų, ir rytų bažnyčia nesuprato šito slėpinio, kurį Paulius perteikia laiške romiečiams. Ne vieną kartą buvo pagalvota, kad Dievas išsižadėjo Senojo testamento Izraelio ir per Kristų gimė naujasis Izraelis, bažnyčia. Ir todėl ji dabar užima Dievo tautos vietą ir šitą santykį su Dievu turi dabar bažnyčia, o ne Izraelis. Bet čia mes to nematome Pauliaus laiške. Tai klaida. Ir su tuo iš tikrųjų reikia būti labai atsargiems. Nes kas buvo daryta? Iš tokio mąstymo, kad vieni, reiškia, pašalinami, gimė, o kiti ateina į jų vietą, gimė pakeitimo teologija, kuri gyvavo šimtmečius krikščionybėje. Kad bažnyčia pakeitė Izraelį santykyje su Dievu. Pakeitimo teologija. Šiandieną jau yra pripažinta kaip klaidinga teologija, kurią negalima remtis. Bažnyčia nepakeičia Izraelio. Tiesiog yra skirtingi išganimo slėpinyje, Dievo žmonijos išganimo slėpinyje vaidmenis. Ir Izraelis turi šitą vaidmenį būtent išganimo slėpinyje, taip kaip ir bažnyčia. Ir nėra taip, kad viena kita yra pakeičiama. O kai buvo ta pakeitimo teologija, tada buvo klaida daroma, kad žydai buvo verčiami viduramžiais ir vėliau, verčiami tapti krikščionimis.
pasikrikštyti iš judaizmo, tapti krikščionėmis ir dažną kartą ne laisva valia, kai tai yra laisva valia, viskas gerai. Taip, pirmą amžių apaštalai buvo žydai, jie pažino Kristų, per Kristų išgelbėjimą ir tapo krikščionėmis. Bet kai yra prievartiniu būdu atverčiama į krikščionybę, tai jau yra stovima ant klaidingų pamatų ir klaidingo santykio, nesuprantant šito slėpinio. O šitam slėpinyje mes randame 3 tokius atraminius taškus, į kuriuos aš ir norėsiu atsiremti. Tai yra pirma, kad Dievas neatstūmė Izraelio, tai labai svarbu suprasti bažnyčiai, kad Dievas yra už jį ir jis yra su jais ir šiandien, kaip ir su mumis. Antra, Dievas gelbsti slėpiningą laiką, slėpiningą pagonių visumą. Tai iš to, ką mes šiandien skaitėme. Dar vienas atramos taškas. Suprasti, kad Dievas tebegelbsti pagonių visumą. Ir tada, kaip apvainikuojantis vainikas, bus išgelbėtas visas Izraelis. Na ir trečia, taip yra tam, kad niekas nesididžiuotų, o būtų pašlovintas mūsų Dievas ir jo gailestingumas. Gailestingumas parodytas visiems, ir pagonims, ir Izraeliui. Na, o dabar po truputuką prie kiekvieno iš šito taško. Taigi, pirmiausia, turime savo pasakyti, net matydami sunkes istorijos akimirkas, Izraelio istorijos akimirkas, suprasti, kad Dievas neatstūmė Izraelio ir jis jį nekeičia jokių kitų dalykų. Net jeigu jie šiandien nesako taip, kaip sakom mes sakom Kristus, Jėzus iš Nazareto yra mūsų viešpats gelbėtojas ir lauktasis Mesijas. Šiandien kai kurie žydai gali sakyti, mes vis dar laukiame Mesijo. Taip, tai yra jūsų Mesijas, taip, tai yra krikščionių Mesijas, bet mes vis dar laukiame savo Mesijo. Ir kai kurie Kristuje dar net pažįsta Mesijo. Ir todėl atrodo, kaip likę Evangelijos priešai, bet jokių būdų pasakyta, ar ne, 28 eilutė, 11 skyrius, kad jie yra pagal išrinkimą numylėti vaikai, juos Dievas toliau myli dėl jų tėvų, dėl Abraomo, Izaoko ir Jokūbų, dėl Izraelio patriarchų. Šiandien Izraelis kito maišėsi su įvairiausiomis tautomis ir taip pat, to jau tokio gryno, nežinau, gal ir rasi kažkiek tų gryno kraujų, bet yra sumišusio kraujo, bet savo tapatybę siejančių su Izraeliu. O Dievo akyse viešpats sako, jie mano numylėtiniai dėl jų tėvų. Su tėvais sudariau sandorą ir šitos sandoros niekada neišsižadėsiu. Dėl jų tėvų, nes, 29 eilutė, Dievo dovanos ir pašaukimai neatšaukiami. Jeigu Dievas davė dovaną ir jis pažadėjo, jis netims dovanos. Jis nepakeis savo nuomonės ir valios. Šitas pašaukimas jiems yra neatšaukiamas, kaip išrinktos Dievo tautos. Matom, dažnai mes šitą rašto eilutę pritaikome savo, kad jeigu Dievas pašaukė su kažkokia dovana tarnauti, Dievo dovana ir pašaukimas yra neatšaukiamas. Ir ta tiesa yra. Bet čia mes matome ją kontekste, kad tai Izraelio kontekste pasakyti žodžiai apaštalo Pauliaus, kad Dievo dovanos ir pašaukimas neatšaukiamas.
Ir tada, o kasgi įvyko su Izraeliu? Antroje eilutė pasakyto, Dievas neatstūmė savo tautos, kurią iš anksto numatė, neatstūmė jos, bet su ją vyko kai kurie dalykai. Ir va čia nuo 3 eilutės iki 25 eilutės, kurios mes tiesiog taip jau nebedetalizavom, neskaitėm, yra tiesiog įvardinimai, ir aš juos išrinkau, kas atsitiko su Izraeliu, tokia būtent to tikėjimo žvilgsnių žiūrint, teologinių žvilgsnių žiūrint. Mes neliečiam politinį žvilgsnį, mes kalbame būtent teologiniu žvilgsniu, to dieviškojo atrodytų žvilgsniu. Yra paminėta 5 eilutė, kad dabartiniu metu yra malonės išrinktas likutis. Ne visas Izraelis, bet malonės išrinktas likutis. Ir visais laikais būdavo tas likutis, kurie pažino Kristų kaip Mesiją iš Izraelio. Malonės išrinktas likutis. Tai nereiškia, kad tik pagonis gali būti krikščionis, bet yra ir žydai atsiverti į krikščionybę. Ir šiandien mes turime tam tikras jų dvasingumo išraiškas, jų bažnyčias ir turime draugų Ukrainoje, pavyzdžiui, mesiniai žydai. Viena didžiausių mesinių žydų bažnyčių yra Kijeve, pasaulyje. Tai va, tai tie, kurie žydai yra atsivertę į Kristų ir tiki. Taigi tas, sako, yra malonės likutis, pirmiausia, ką pabrėžia. Malonės likutis yra. Bet toliau apibūdina, sako, 7 eilutėje, jie nepasiekė, ko ieškojo. Jie ieškojo teisumo iš įstatymo darbų, vykdydami Mozės įstatymo, bet jie nepasiekė, ko ieškojo. Ir buvo apakinti. Reiškia, tam tikras apakimas yra dvasinis, tam tikras neatradimas to, ko ieškoma. 8 eilutėje sakoma, kad jie yra veikiami snaudulio dvasios, snaudulio dvasia, kai tu negali budėti, kai ar ne toks paryčiui, pavyzdžiui, reikia budėti, kažkur sargauti ir paryčiui apima tokią snaudulio dvasia, su kuria tu kovoji ir jinai tave veikia ir tau viskas pinasi kartais, va taip galbūt vakarais, kai važiuoji ar vairuoji ir tave migdo ir visokiais būdais bandai save pažadinti prie šito vairo ir kiekvienas vairuotojas įdomu būna klausyti, kaip dalinasi tą metodiką, kad neužmigtų. Kai ima snaudulio dvasia, kam ten saulėgrąžos padeda, kam šalta Coca-Cola, žodžiu, visi kažką tai daro, kaip nors tą snaudulį išblaškyti, kad nenuvažiuotum. Pavojinga ta būsena yra. Ir tas snaudulio dvasia, jinai iš dalies mums primena ir giesmių giesmėj, tą miegančią mylimąją, apie kurią mylimasis sako, nežadinkite mano mylimosios. Jinai snaudžia iki laiko. Pats mylimasis ateis. Jūs, Izraelio dukterys, ir kreipiasi, reiškia, į drauges tas mylimosios, sako, nebandykit jo žadinti, aš pats ją pažadinsiu. Na va, ir tas vat, snaudulio dvasia taip pat primena, kad lyg kažkoks tai dar tas snaudulys. Ir čia Viešpats sako, aš pats pažadinsiu. Norėtumėm kažką savo jėgomis padaryti. Bet kai yra tas santykis, tas meilės santykis, mylimasis sako, aš už savo mylimąją kovoju ir aš turiu šitą santykį su ja. Tai jiems yra tas snaudulio dvasia. Kažkoks, sakoma, pakimas, nematymas. Toliau matome 9 eilutėje, sako, nugara laikys nuolat sulenkta ir per istoriją tai jautėsi, ar ne? Tas pažeminimas tos tautos, kaip nuolat lenkiama ta nugara. Toliau pasakyta,
11 eilutė, suklupo. Kiek yra įvardinimų? Izraelitai taip suklupo. Ar izraelitai taip suklupo, kad pargriūtų? Klausia Paulius. Taigi įvardinimas yra, kad suklupo. Eini ir suklumpi. Bet suklupo ne tam, kad pargriūtų, nes Dievo ranka pagaus suklupusi. Ir tą pasilpusi. Ar ne? Na tai va, tai čia yra kažkoks snaudulys, yra nematymas, yra suklupimas, bet ne pargriuvimas. Nėra taip, kad išvirto, išgriuvo, iškirto, sunaikino. Nėra taip. Yra tik tais tie tokie perspėjimai. Ir 12 eilutė pasakyta, bet jeigu jų suklupimas yra pasauliui praturtinimas, jeigu jie suklupo tam, kad atsivertų duris pagoniškoms tautoms įeiti į Dievo karalystę, tik tam jie lik pristabdyti buvo, kad visos tautos išgirstų Evangeliją. Visos tautos galėtų būti tais Dievo vaikais, būti Dievo artumoj. Tai jeigu jų suklupimas yra pasauliui praturtinimas ir jų sumažėjimas pagonėms praturtinimams, tai ką duos jų visuma? Tik pagalvot galim, sako, kas įvyks, kada Izraelis visas atsivers arba pažins Kristų kaip savo viešpatį. Kas bus? Tada mes tik, sako, galime iškelti klausimą tokį. Ir, stovėti su tokia nuolankia širdim prieš šitą slėpinį. Nes viešpats jų neišsižadėjo ir toliau paima labai tokią, svarbią metaforą, vynmedžio metaforą. Ir sako, tai jeigu buvo išlaužtos prigimtinės šakelės, ar ne? Ir į jų tarpą buvo įskiepytos laukinės, tai pagonys įskiepyti, tame tikėjimo medyje, tai nesididžiuok. Ar ne? Pasakyta taip. Nes ne jų į jų vietą įskiepyta, bet tarp jų. Ir čia dažnai būdavo klaida traktavime ir kartais vertime, kad vietoj jų įskiepyti jie išlaužti, o vietoj jų įskiepyti pagonis. Ne. Tarp jų, pasakyta 17 eilutė, esi tarp jų įskiepytas ir tapęs šaknies bei alyvmedžio syvų dalininku. Na va, tai šitas mums yra labai svarbu matyti, kad yra tas snaudulio dvasia, suklupo, dalis taip pat, 25 eilutė pasakyta, dalis užkietėjo, dalis gali labai, sakykime, kietai tuo atžvilgiu būti, bet tie istoriniai įvykiai, jie nuolat širdį minkština jų. Ir tai yra didžiulis slėpinys, kaip Dievas elgiasi su savo tauta, kaip jis su ją bendrauja, kaip jis ją ruošia, kaip jis ją širdį minkština ir panašiai. Bet tas jų stabtelėjimas yra tam, kad atsivertų duris pagonims. Tai labai aiškiai. Ir Paulius ne veltui vadinamas pagonio apaštalu, jis aiškiai mato, kad atsivėrė malonės laikas pagoniškom tautom pažinti Kristų ir pagonis tiesiog per tą laiką atsiverčia nuolatos pagoniškose tautose. Na va, einame prie antro teiginio, kad Dievas gelbsti pagonis slėpiningą laiką, noriu tą pastebėti, nes laiko mes nežinome, kiek laiko gelbės, ir pagonių visumą, slėpiningą pagonių visumą. Tai yra toks žodis, visuma, 25 eilutė, taip ir pasakyta, kad dalis Izraelio užkietėjo, kol įeis pagonių visuma.
mes norėtumėm paklausti, o kadagi įeis pagonių visuma? Kadagi visa tai baigsis, Viešpatie? Vienas Dievas žino tai, nes Dievas yra virš laiko ir jis yra laiko valdovas. Mes esame laike, mūsų gyvenimas yra akimirka visų mūsų, o Dievo planai yra amžini. Mes tik akimirką jo planuose sudalyvaujame, o Dievo planai per kartų kartas. Ir jis sako, kol ne visuma, tol vyksta išgelbėjimas toliau. Atsakymas yra žodyje visuma. Turi išsigelbėti pagonių visuma. O visuma tai reiškia ne dalis, ne iš dalies, tik dalis pagonių išsigelbės, bet visuma, pilnatvė. Ir tas nuorodos į tą visumą ir į tą pilnatvę yra Jėzaus palyginimuose apie paklydusią avelę ir apie dingusią drachmą. 2 palyginimai. Pasakyta, kad gerasis ganytojas prižiūri savo kaimenę ir jis rūpinasi kiekvieną savo avim. Viena avis nuklydo. Ir ką daro gerasis ganytojas pagal Jėzaus pasakojimą? Jis palieka 99 sveikas avis ir ieško tos vienos, nes nėra pilnatvės. Pilnatvė yra ne 99, o 100 avių. Jis turi surasti dar tą vieną avelę. Ir tai rodo, koks yra Viešpaties užsidegimas dėl pražuvusiųjų. Koks yra Dievo olumas kiekvienoj kartoj. Ne visuma, ne pilnatvė ir yra tolimesnis ieškojimas. Panašiai ir su drachma. Nuriedėjo viena drachma moteriai. Nežinau, mums iš vėrinio dažnai sakoma, kad iš drachmų buvo daromas vėrinys. Ir vėrinys, kurį padovanodavo šeimininkiai, būsimai šeimininkiai vestuvių dieną, iš tų monetų, iš drachmų. Ir štai iš jos vėrinio, vestuvinio vėrinio nuriedėjo viena drachma. Tai pasakyta, kad šeimininkė uždegė visur šviesas ir pasiėmė šluotą ir šlavė ir ieškojo tos drachmos. Tai kas ta drachma? Bet nėra visumos. Yra 9 drachmos vėriny, bet vienos drachmos trūksta, nėra visumos. Ne 10, o 9. O 10 yra visuma ir pilnatvė. 100 avių pilnatvė. 10 drachmų yra pilnatvė ir visuma. Ir kol trūks iki visumos, Dievas ieškos. Dievas ieško žmogaus, paklydusio žmogaus, kiekvienoj kartoj. Žlugusio žmogaus, įstrigusios kaip tos avelės, kaip tos drachmos nuriedėjusios į juodąjį pakampį. Ir jis ieško ir šluoja, ieško ir šluoja. Ir kai suranda, koks džiaugsmas. Sako, tai buvo pražuvusi drachma. Šeimininkė susikvietė draugės, didžiulis džiaugsmas. Štai koks Dievo olumas yra ir dėl pagoniškų tautų. Tai nuostabus pavyzdys mums, be jokios abejonės, kaip krikščionims neatlyžti dėl pražuvusių žmonių, nes Viešpats ieško tos visumos, nes jis visų pasigailė. Mes prieš tai skaitėme, kad taip Dievas nori sukelti pavydą Izraeliui, dėl to, kad pagonis, jie taip paprastai įtiki. Jie nesilaiko įstatymo, jie nuklysta į savo klystkelius, jie pridaro baisiausių klaidų gyvenime, nesilaiko įstatymo. Bet štai, sako, aš išgelbėjau tuos, kurie manęs neieškojo. Izaijas sako, nė truputį nieko nepajudino. Apsireiškiau tiems, kurie apie mane net neklausinėjo. Net neklausė, ar pažįstate
Kur man rasti gyvą Dievą, kur man apie jį sužinoti, man įdomu sužinoti apie Dievą. Net neklausinėjo. Tokie visiškai pasimetę. Bet Dievas sako, aš juos išgelbėjau per tikėjimą. Jie išgirdo tikėjimo žinią, išgirdo pasigailėjimą, kad Dievas gailisi tavęs, kad Dievas tau gali atleisti visas tavo nuodėmes, nes Kristus mirė už tave. Ir patikėjus išsigelbsti aniulėlis ar aniulėlė, ar ne? Be jokių pastangų. O štai sako, aš šitame, Izraeli, buvau ištiesęs rankas. Dieną naktį šaukiau tave, dieną naktį šaukiau tave. Ateik pas mane. Ateik, patikėk, ar ne? Čia toks tikėjimo santykis kviečiamas. Bet ten yra tas į įstatymo laikymasis. Bet tam tikram laikui. Tik tais tam tikram laikui. Kol pagonių visuma užpildys Dievo namus. Ir tada Paulius sako, ir tada, 26 eilutė, 11 skyrius, bus išgelbėtas visas Izraelis, kaip parašyta. Iš Siono ateis gelbėtojas ir nukreips jų bedavystės nuo Jokūbo. Tiesiog ateis į Sioną. Kristus sugrįš, jis ateis. Ir tas Sionas yra Jeruzalėje, tai yra Dovydo miestas ir jis šiandien yra netoli Raudo sienos. Ta vieta ir sako, va čia jis ateis ir visas Izraelis įtikės. Štai taip tas slėpinys bus galutinai apreikštas. Ir čia, sako, visų bus pasigailėta. Vat ties šitą nuostatą turime visi stovėti. Ne tai, kad ne vienas negali pasigirti. Tai yra labai svarbu. Tai čia yra tas trečias taškas, kuris yra labai svarbu. Dievas visų pasigailė. Dievas yra Dievas. Ne mes jo pasigailim ir į jį atsigrėžėm. Sakom, kadangi taip Viešpatie tu ieškai, mes tavęs pasigailėsim. Ir tapsim, tikinčiaisiais. Nieko panašaus. Visi nuo jo nusisuko. Situacija yra tokia, sako, visi paklydo. Vienaip ar kitaip visi paklydo. Visi prarado Dievo šlovę. Visi išėjo iš Dievo namų. Tėvas ir du jo sūnus. Mes dažnai matome vieną palaidūną, kuris išėjo iš namų. Ir pasiėmė tėvo turtą ir išėjo iš namų. Jis išėjo iš tėvo namų. O kitas liko tėvo namuose, bet savo mintimis jis irgi išėjo. Nes vėliau tėvui jis priekaištavo, tu mane ožiuko nedavai su draugais. Paskers, aš taip norėjau bėgti pas draugus iš šitų namų. Ir dar su ožiuku tavo. Bet aš tarnavau tavo namuose. Labai sunkiai tarnavau tavo namuose ir tu mane nedavai ožiuku. Bet tiesa yra ta, kad abu sūnus, jie išėjo iš namų. Vienas tikrai išėjo iš tėvo namų ir nusisuko nuo tėvo. O kitas savo mintyse visą laiką keliavo iš namų. Iš namų, iš namų, iš namų. Ir tik buvo save privertęs pasilikti namuose. Ir visiems reikia to pasigailėjimo tėvo. Visiems reikia to tėviškojo išgelbėjimo. Ir nes visi buvo netikėjime. Visi prarado tikėjimą. Ir buvo atrasti per Dievo gailestingumą. Ir tik tame atradime, kada Dievas atranda mus
kiekvieną. Ir tą pilnatvę atranda, žiūrėk, ir kai žiūri į namus, jie nepilni mūsų namai, čia, ar ne? Ir mes nejaučiame tos pilnatvės, bet kiekvieną kartą, kai kažkas ateina, įsijungia į gretas, tu jauti didesnį džiaugsmą. Sakai, tavo namai viešpate, pilnatvė, tušti namai neturi džiaugsmo. Bet ten, kur yra to pasigailėta ir tie pasigailėtieji užsipildo tas pilnatvės džiaugsmas. Ir čia yra aišku, kad vienas dalykas, Izraelis yra išrinkta tauta, bet jis negali didžiuotis išrinkimu. Jis negali didžiuotis, nes tai Dievo gailestingumas pasirinko. O dažną kartą žmonės nori didžiuotis to. Ir galbūt tai ir piktina kitose žmonėse, kai išdidžiai tai sakoma, kad mes esame išrinkta tauta. O mes tikintieji iš pagonių negalime didžiuotis prieš žydus sakydami, mes iš tikėjimo, mes per tikėjimą, nes tiesiog taip, paprastai taip per tikėjimą ir viskas. Ir jokių įstatymo darbų, jokio sabato, jokio apipjaustimo, pas mus per tikėjimą į Jėzų Kristų. Negali didžiuotis, nes ir čia per tikėjimą mes gelbstime. Ir ten per tikėjimą vieną akimirką bus išgelbėti visi. Todėl yra visi kviečiami, absoliučiai visi kviečiami į nuolankų santykį. Pirmiausiai garbinti Dievą už jo gailestingumą ir nuolankiai vertinti vieni kitus. Tai tada čia šitas Dievo slėpinys išsiskleis. Ir dar daug nuostabių dalykų vyks iš tikrųjų. Tai, kas šiandien atrodo nesutaikoma, nesusikalbama. Sunku net patikėti, kaip nesusikalba 3 abraomiškos tikėjimo srovės. Iš vieno Abraomo. Hebrajai, krikščionis pagal tikėjimą, mūsų yra tėvas Abraomas, jūsų tikėjimo tėvas yra Abraomas, ir musulmonai, kurių irgi tėvas Abraomas, tik ne iš Izaoko, bet per Izmaelį. Arabiškos šalis, ar ne? Ir dabar tarp šito ten tiek visko trinties, tiek kančios, tiek sunkumo. Nors vienas tėvas, dangiškas tėvas vienas. Ir tas pats patriarchas Abraomas, tai vadinamas abraomiškos tikėjimo srovės. Visi su Abraomu. Manau, kad būtent stoka to nuolankaus santykio vienas į kitą, kuris iš tikrųjų yra kaip Dievo stebuklas. Pats nuolankiausias asmuo yra mūsų viešpats Jėzus Kristus. Be Kristaus to negali užsipildyti. Kaip tas užaugs? Kaip įeis ir šitos rovės į kalbėjimąsi? Kaip Dievas iš visų padarys vieną kūną, vieną tautą, vieną savo tautą? Tai yra tas slėpinys. Ir todėl Paulius, jis užbaigia savo prakalbą tiesiog Dievo šlovinimu ir gerėjimosi, Dievo turtais, visais Dievo slėpiniais, sako, o Dievo turtų išminties ir pažinimo gelmė. Dieve, tavyje visi turtai, tavyje visa išmintis, visa gelmė tavyje. Ir kokie yra neištiriami yra tavo teismai. Mes negalime jų suprasti iki galo. Nesuvokiami tavo keliai. Ir kasgi pažino viešpaties mintį? Ir kas buvo jo patarėjų?
arba kas jam yra davęs pirmas, kad jam būtų atmokėta. Iš jo, per jį ir jam yra visa. Jam šlovė per amžius. Amen. Taigi, brangiai, visuose klausimuose mes jį iškeliame kaip Dievą, kurį garbiname ir žinome, kad Dievo išminties lobiai išspręs viską. Žingsnis po žingsnio, istorijos puslapis po istorijos puslapio, tie dalykai, jie skleisis ir judės į priekį. Na, mums, brangieji, reikia drauge su apaštalu Pauliumi melstis kartu. Kągi, broliai ir sesės, mano širdies troškimas ir malda Dievui už Izraelį, kad jie išsigelbėtų. Amen. Taigi ir mes melsimės už Izraelį, už Izraelio slėpinę, kad Dievas gelbėtų juos, kaip šiame laikotarpį, taip ir amžinajame gyvenime. Ir už kaimynus, už kaimininę šalis, kad ten taip pat jos būtų išgydytos ir atkurtos Dievo planuose, amžinuose Dievo planuose. Abraomo vaikai, kad būtų vienoj šeimoje.